mūšio dalyvių poligonis esam paminėti ir esame čia. Taigi šiais metais mūsų bendruomenė pažymi Lietuvoje buvimo 620 metų tokią šventę. Tai Kaune taip pat bus renginys Kauno karininko Romovai rugsėjo 23 dieną. Darysime popietę parodą, fotoparodą ir paminėsime būtent, kur aš kaip minėjau, Aleksandro Turan Baranovskio atminimo pakabinimo lentą ant jo buvusios gyvenamos vietos. Ir šiandien renginyje apie dabar gyvenančias Kaune tautinės mažumas kalbėjo Kauno įvairių tautų kultūrų centro direktorius Dainius Babilas. Indėlį į šalies karybos istoriją pasakojo Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pociūnas. Apie totorių indėlį į Lietuvos karybos istoriją kalbėjo Kauno totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Šafranavičius. O nuostabią programą mums padovanojo ir Kauno armėnų jaunimo dainų ir šokio ansamblis Haierinik, vadovas Armen Sargsyan, ir Kauno rusų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Ruskąją piesnę, vadovė Tatjana Vilčinskienė.